Sveiki, kavos mylėtojai! Ar kada susimąstei, kodėl vienos kavos skonis kaip šokolado, o kitos kaip citrinų? Viskas priklauso nuo to, kur kava užaugo. Taigi, pakeliaukim per 3 regionus. Pradėkim nuo Pietų Amerikos. Čia kava dažniausiai yra saldi. Ji primena karamelę, riešutus ar pienišką šokoladą. Tai tas tikras, pažįstamas kavos skonis, kurį mėgsta visi. Skrendam į Afriką. Perspėju, čia kava dažniausiai yra rūgšti, bet ta gerąja prasme. Kavos natos yra vaisiškos, uogiškos, gėlių aromatai. Jeigu mėgstat arbatišką kavą, tai šis regionas kaip tik jums. Ir galiausiai Azija. Čia kava yra stipri, intensyvaus, maloniai kartaus skonio. Natos gali priminti medieną, prieskonius ar netgi tamsų tabaką. Taigi, jeigu mėgstat intensyvų kavos skonį, ši kava jūsų pasirinkimas. Tad kas šiandien jūsų puodelyje? Saldi Pietų Amerika, gaivi Afrika ar stipri Azija? Rašyk komentaruose. O aš šiandien gėriau mūsų Etiopiją, kurią ir tu gali įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje kavosapps.lt.